vėjam. Tokie mažas Niagaros krioklys. Şekerim. Bunu niye acısamıyorsun bana? Ką, atvažiavom į Sydę, eisim pavaikščioti po antikinį miestą. Mūsų gidė Olga neapsisprendžia, kada Sydė buvo pradėta statyti. O Sydė buvo, sakė, statoma 3 laikotarpiais. Pirmas iš laikotarpių, kada Sydė buvo pradėta statyti, buvo Mesopotamijos laikotarpiu. Bet anglų kalba jinai sako 8000 metų prieš Kristų, o rusų kalba sako 4000 metų prieš Kristų. Tai biški reikėtų pagooglint ir pažiūrėti. Palauk, Agne, nežinom į kurią pusę. Ir antrasis kartas, aišku, buvo Romos imperijos laikais. 200-300 metų jau mūsų eros metais. Ir Sydė, pirmasis miestas, išgarsėjęs tuom, kad jie pirmieji 8000 metų prieš Kristų pradėjo gaminti alų, bet net ne šiaip savo alų, o granatų. Ir kai Romos imperija vyną aukojo dievams, tai čia šumerai jau buvo pradėję aukoti alų savo deiviai. Ta deivė buvo atsakinga už turtus. Ir šumerai meldė tai deiviai, kad jų laukai ir žvėris, tiksliau gyvuliai, atvestų jiems daug kitų gyvulių ir jų laukai būtų pilni grūdų. Приостановимся. Вот это, вот у нас фонтан. This used to be a fountain. Fountain. Baby, baby. И вот здесь вот был главный вход. Here used to be main gate. You can notice that it was half round, like this. And the first border of the city. И первая граница города. Fountain, main gate, and first border of the city. Matom kolonas. Ant takų tos kolonas yra ne šiaip sau. Kolonas, kaip pasakoja, buvo labai gerai suprojektuotos tam, kad jos mestų ant takelio šešėlį per karštą dieną. Jos galėjo vaikščioti šešėlio takeliais. Kolonos iš marmuro, šventyklos irgi. Склепы. Это были магазины. Вот это вот все. И вот там, видите, колонны? Там мраморная улица. Обратно пойдете туда, подойдете и сделаете фотографию. Хорошо? Baby! Now you can see we are walking on the shopping street.
tokia buvo Turgaus gatvė. Ir va šitas liekanos yra parduotuvės. Now, in front of us, you can see these insulas. Yeah, insulas, the compounds of Roman housing. And here insulas and here consulus house. Here, видите, античный театр, you can see ancient theater and the market square. Now we will come just opposite the market square. Здесь цветочки. Čia yra eukaliptas. Jo, sutrink This lapą. is eucalyptus tree. Sutrinam. And this is Tikrai kvepia eukaliptų. Kur mama? Kažkur pasimetė po grupę. Einam paieškosim mamai, va nusipirksim lapą. Čia eukaliptas. Patrink. Латрин, публичный туалет, общественный латрина и триумфальная арка, and Triumph Arc. Здесь стояли статуи императора. Here would be staying emperor's statue. And here would be a small fountain as well. И здесь был еще маленький фонтанчик. Vis dar vyksta kasinėjimo darbai, ieškoma visko. Jeigu klausėte, kodėl dar viskas neatstatoma, tai dėl to, kad UNESCO neleidžia. Visi atstatymo darbai ir kasinėjimo darbai yra derinami su UNESCO ir ne viską UNESCO leidžia daryti. Šiuo metu lauke yra 28, bet jų timynė kaip kokia 40. Kas įdomi padaryta po stiklu. Visas antikinis griuvėsiai, likučiai. Grindinys net matosi kažkoks tai. Gana įspūdingai padaryta. Tik tiek, kad stiklas jau subraižytas. Nelabai matosi. Va ir galima iškart matyti, kiek dabar yra miestas išsikėlęs. Labai. Labai. Nu ką, einam iki jūros. Mielas miestelis. Ir visur, kur eini, visur stiklas.
Net į parduotuvių vidus. Viduje yra net stiklas, matai? Nu jo, Sydė toksai mielas miestelis. Visai fainai iš tikrųjų, ne? Tai pasivaikščioti. Matosi Otomanų imperijos pastatai, jų autentiški balkonai. Tokie, o gal įdomiau suvenyrai parsivežti. Visai gražus. What were prices? I don't know. This one. This one 20 euro, 20 euro, 25 euro, 25 euro. I have inside more, you want to pick? Maybe later. Okay, thank you. Tie ant sienos, kur kaba, per patį vidurį 20 ir tie iš šono didesni 25. Sakė, viduje yra daugiau pasirinkimo. Bet faini tokie. Tai va tokie, o jau įdomiau. Čia vakare gražu būtų. Einam paklausim Kai. Aš žinau, kad čia stopnus. Ne? Va, kiek čia daug. O, kaip čia gera. Nėra labai ir brangu, 15 eurų. 15 eurų. 12 eurų. Tie mažiukai po 10. Viršui po 12. Благодарю. Žiūrėk, kokie gražus. Vėžliukai po 10. Ir čia po 10. Žuvis. Nu va, susvėliojom. Kažkam dovanų, smiltė karolio. Ir mes dar tokį vieną didelį pasimsim savo. Gražus čia reikalai tokie. Pakabina mane. Saka, lauk čia. Laukiam. Pirksim va tokį. Nu va. What price? Ay Mehmet kasa. Okay. Kasa yeni de geliyor. Bunun da fiyatını söyler misin? Bu 17 euro. 17 euros this one. Nu va. Pažiūrėsim, kiek čia mokėt. Pamatys. 17. It's 34 and 17. Ja. 17 eurų. Okay, we will buy this one, this, and this one. Maybe discount. Skidka. 17. 10. 6. This. 3 eurus nuolaidą padarys. Thank you. Tokį va maišelį dar davė. Have a good business. Thank you. Bye bye. Stiprek. Va. Taip sesės dainuoja.
tikrai leisim į chorą. Bye bye. O, vežimą reikia nukelt. Šiltnamėlis. Nori gal? Vaisiu. What the prices? Mango, ananas, kiwi, apricot, Price? Turkish money, euro money. Euro. 3 lira? Sir, this lira money, this euro money. 1 kilo, half kilo, 400 gram, 200 gram. This euro money. Okay. This Turkish money, 1 kilo, half kilo. Kilogramas 25 eurų. Very good food I have. Okay, thank you. Maybe, excuse me. Maybe later. Where are you from? Lithuania. Lithuania. My friend, I have also kids playground here. My restaurant really small restaurant, not expensive. Yeah, but we have only 20 minutes. No eat today. No, Maybe another day. maybe another day. Thank you. Sydę tikriausiai reikėtų atskirai atvažiuoti, pavaikščioti, ypatingai vakare. Tikriausiai, kada saulė leidžiasi, nes čia uostas turėtų gražiai atrodyti, pilna kavinių, pasėdėti, pačilint. Sakau, užsuksiu to alaus, paimsiu, paragaut. Hello. Do you have pomegranate beer? Yes. To take out? Yes. Yeah. What price? 5 euros. 5 euro. We have to pay? You? And no beer? No beer. Paimsim paragaut. Alučio. O, čia vėjelė gerai atsistos. Įpila sirpą, įpila alaus. Entertainment. Thank you. YouTuber? Yeah. YouTube channel? Mes keliaujam. What? Mes keliaujam. Yeah, it's new channel. Nu, followerių turim. Yeah. English. No. This one. Kaç abonesi? Oldum bacanak. Okay. Video. Video. Where are you from? Holland? Lithuania. Lithuania. Yeah. Yo. Labas. Laba diena. Laba diena. Okay. Have a good business. See ya. Kanal? Yeah.
Ask your friend, okay? He liked it. O, turim dar subscriberį. Pasiėmėm alučią. Susradau su subscriberiu. Dar neragavau. Duodu tau paragaut. Šitą avą paėmė, ne? Jo, paėmiau. Nepanašu į avą. Duodam paragaut kolegom, kurių negalima filmuoti. Kas norit paprakaituoti ir mėgstat paprakaituoti, atvykit Liepos mėnesį į Turkiją. Rekomenduoju. Išprakaituosit visą. Šiaip tai gerai. Pirmiausia, įpylė daug syrupo to, kurio prisipirkom ir užpylė Efeso alum. Ragaujam. Kaip reikia, tai labai daug. Taip, skanu. Bet skanu. Atsigaivinti tikrai gerai. Tokia stiklinė 5 eurai. Labai skanu. Labai skanu. 5 eurus labai skanu. Smiltė dar užsinorėjo sulčių. Paimsim jai dar šviežiai spaustų sulčių. Čia va išspaust. One glass of orange juice. Orange juice? Yeah. One. Sultis. Yeah. Waiting. Regis teks palaukti. O, išspaus sultyčių. Sulčių stiklinė gana brangi. 3 eurai. Pas mus už 3 eurus galima kilogramą apelsinų nusipirkti. Taip, o čia jie jų neplauna. Thank you. Teşekkürler. Čia stiklinė 3 eurai, čia stiklinė 2 eurai. Spėgiai, kas mokėjo 3 eurus. Taip čia jau nutinka. Jie pažiūri į tave, YouTube, ok, 3 euro. You have money. Let's pay. Atvykome į Aspendos. Aspendos yra Bizantijos laikais pastatytas amfiteatras. Puikiai išlikęs. Ir dabar mes eisim jį video apžiūrėti. Einam. Pasimsim savo bilietėlius. Сейчас возьмете билеты своим детям. Bilieto kaina 15 eurų. Eina savo, girdi, kai tokiais laikais tokius didingus pastatus statė. Lemba. Nesuvokiamas mastas. Dabar niekas to pastatų nebestato. Stadioną nesudavo pastatyti. Nu, nacionalinis stadionas stato 10 metų nepastato. Viskas iš marmuro.
Super čia vieta. Vėjukas pučia, vėsu, gera. Fantastika. Visi skirtingą vietą nuėjus vis geriau atrodo. Tokioje istorinėje vietoje spėjau įspūdingai ir tas šou būna. Daiktai jau atnaujinti. Pažiūrėti, kas tenai. Vėjelis pučia gerai, vėsų gera. Turiu draugą. Hello! Atėjo, duoda rankas. Nori su manim pasvaikščiot? Labai gerai atrodo viskas čianai. Labai gerai išsilaikė. Tas karštis daro savo. Iš tikrųjų labai varginanti diena. Čia dar 10 minučių turiu, bet šeimyna neatlaikė. Čia liekanas, kas krito tikriausiai kažkada. Čia išėjęs dar yra. Kur čia galima nueiti. Ten pasižiūrėsim, kas ten toliau. O kažkas dar yra. Aš dar turiu 9 minutės. Apolo miestų likučiai. Ale. Čia matosi, čia kažkokios prieigos. Šitas akmuo čia, jeigu dar pakasinėtų, čia daug atkastų dar. Realiai. Čia visko dar yra. Ten toliau matosi šildami. Bananas augina. Čia buvo kažkoks tai stadionas. Vėlgi, avalynė pasirinkta ne ta. Bet kitokios ir neturiu. Žinau, kad bus karšta. Aišku, kad ne taip karšta bus. Todėl įsidėjau tik tai vasutės. Ir čia stadiono likučiai. Nu, Turkija daug visko turi, bet jie kažkodėl neinvestuoja atkasinėti šitų dalykų, nes suprantu, pritrauktų iš tikrųjų dar daugiau turistų.
Čia matosi netgi Bizantijos kelių likučiai. Nes Bizantijos laikais, kai Aleksandras Didysis čia užėmė, jis pradėjo čia ir tiesti kelius iš karto. Ir šitas miestas buvo užimtas 2 kartus. Tai Aleksandras Didysis keliavo užkariauti šių žemių. Pirmą kartą atvykęs čionai, gražiuoju užėmė miestą ir paliko čia sargybinių. Ir Aleksandras Didysis toliau nujojo užiminėti žemių. Bet valstiečiai naktį žudė visus sargybinius ir vienam pavyko pasprūkti ir jisai dasigavo iki Aleksandro Didžiojo. Toliau nebelipsiu, nes man jau trūksta laiko, labai mažai laiko davė. Prasta labai gydė. Papasakoja tik tai apie teatrą. Bet nepasakė, kad čia dar yra kažkokių likučių. Ten matomai yra ir žemėlapis. Tai va, kada sargybinis, tas, kuris pasprūko, nusigavo iki Aleksandro Didžiojo, jis pasiskundė, Aleksandras Didysis čia atvyko dar kartą ir žudė pusę vyrų. Uždėjo didžiulius mokesčius miesteliui. Ten toliau Akropolis, bet aš jau nebeturiu laiko, nes autobusas išvažiuos be manęs už 3 minučių. Kitu atveju man reikėtų važiuoti su taksu, o piniginė liko pas žmoną. O tokiais takeliais. Vieta tai labai graži. Bet laiko gerai per mažai. Atvežė mus pavalgyti. Gėrimai mokami. Ir savų gėrimų neleidžia pasimti. Ana buvo geriau atrodanti, ne? Čia tokia labai apleista vieta. Ant pačio upės kranto. Va taip turkai išnaudoja upės. O pas mus visur padaryta, kad nuo stogų varvėtų vanduo. Prisėdom prie stalo, galvojom, va ten va pagrindinis patiekalas, bet iš tikrųjų tai ne, va čia dabar tik tai veža pagrindinis patiekalas. Čia vištienos kebabas. O visi pripuolėm va čia. Čia skaitosi užkandis. Visi prisidėjom. Privalgėm. Čia kaip ir salsa. Kažkas panašaus. Čia jų triuškinukas. Labai šalti makaronai, labai neskanus, baklažanas. Ir čia kažkokie tai blynai. Tai viskas aišku. Nu, Agnė jau bando vištienos kebabą. Nu jau geriau negu vakar. Bet skanu. Skanu? Skanu. Gerai. Tai laukiam dar žuvies
Ir kas čia dar turi būti? Kebabas. Kebabas. Dar vienas kebabas, bet kita mėsa jautiena. Kebabas ir žuvis. One kebab, čekė. Smiltė gavo žuvį. Citrina. O kas čia per žuvis? Tau išspaus citriną? Ne. Ne? O skaniau tai? Nu jo, man tai patinka labiau, tada riebalo tokio nesijaučia. Nu, aš pabandysiu paragauti. Paragauk. Žuvytę paragauk. Vištiena skani, gal reikia sakyti, kad mes viską vištieną įmėm. Pritruks kažkam, atiduos kebabą. Ir dar pavažiavom akveduką, kuris buvo Bizantijos laikais darytas. 2 aukštų, važiuojant pro šalį pagalvotum, kad ten tiltas, bet ten iš tikrųjų buvo akvedukas, kurio galiausiai jau romėnai naudojosi. Ir iš kalnų taip 18 km iki gyvenviečių atsigavandavo vandenį. Vietiniai maudosi. O taip, 2 imperijų pastatytas tiltas. Bet stiklų pridaužyta, eina savo. Negu kaip lygiai padarytas, buvai būtų. Buvau. Turėjau nepaklut gatvės. Blemba. Ir įsivaizduok, čia kiek? 2000 metų? Jo. Nu tai aišku, va čia tas perdėlti pataisytas, bet vis tiek pataisyti, tai vyko.